reiškia, Jungtinis kelionių centras. Tai jau mes pradėsim, taip? Kokias paslaugas siūlo jūsų turizmo agentūra? Turizmo agentūra, tai, reiškia, vien nuo agentūros pavadinimo iš karto gali, reiškia, apibrėžti tai, kad siūlome aviabilietus, siūlome kitų kelionių organizatorių paketus. Tai dirbame ir su Testuru, ir su Novaturu, ir su kitais kelionių organizatoriais. Taip pat siūlome keliones tiek iš Vilniaus, tiek iš Rygos, tiek iš Lenkijos, kartais kurios kelionės iš Lenkijos jos šiek tiek, sakykime, yra patrauklesnės pagal kainą, nors žmonėms nėra patogu ten nuvykti, bet kažkaip, reiškia, kaina vis tik lemia ir susikumpa kai kurie, Kodėl jūsų agentūroje apsimokėtų labiau daryti kelionių paketus, negu organizuoti kelionę savarankiškai? Žiūrėkim taip, kartais tie žmonės, ypatingai jauni, kurie puikiai yra įvaldę, sakykime, internetą ir įvairias paieškos sistemas, ir kita vertus, kurie turi savyje tokių ar paslėptų, ar reiškia, savybių, ar tiesiog pomėgių, kad jiem patiems įdomu ir naudinga iš dalies susikurti kelionę savarankiškai, tai yra nusipirkti bilietus, pasėdėti kažkiek tai laiko, praleisti prie interneto, paieškoti to pačiu, jie ieškodami, jie irgi iš karto, reiškia, gauna žinių apie tą vietą, kur jie ketina keliauti, vėlgi susipažįsta su daugybė viešbučių, savarankiškai, kita vertus, savarankiškai priima sprendimą. Tai vat, tas, reiškia, patiems kelionės sudarimas, tai ypatingai jaunimui arba tiems, kurie yra, kaip aš sakiau, įpratę prie interneto, moka jo naudotis ir turi tokių, kaip ir, sakykime, užslėptų kelionių organizatorių savybių. Tai tiems viskas tvarkoj, bet, reiškia, kelionių agentūra, kita vertus, tiek žmonės, kurie neturi daug laiko, tai kelionių agentūra šiuo atveju yra pagalbininkas, todėl kad mes turim sukaupę patirtį. Mes iš karto nereikia tiek laiko, kiek tam, sakykime, žmogui praleisti paieškoje. Iš karto, reiškia, žinom geriausią, vieną iš geresnių variantų ir galim tą pasiūlyti. Ar taikote akciją studentams, pensininkams, šeimoms? Taip, yra, reiškia, čia šiuo atveju, kadangi mes kaip kelionių agentūra, tai mes pati papildomų nuolaidų nesame suinteresuoti suteikti. Pas mus yra nuolaidos pastoviems klientams, o kelionių organizatoriai tai turi seniorams nuo 65 metų, turi 20% nuolaidą dažniausiai. Yra studentams nuolaidų nėra numatyta kelionių organizatorių, reiškia, paketuose. Yra ir jaunučiams nuolaidos, o šeimoms yra, aišku, jeigu keliauja šeima, tai vaikai. Vadovė iš labai kelionių laiko. Tai mes norėtume paklausti jūsų poros klausimų. Mums šiuo metu yra labai aktualu, ar užsienio turistai naudojasi lietuvių turizmo agentūrų paslaugomis. Taip, naudojasi. Bet, pavyzdžiui, kokios yra destinacijos populiariausios iš jūsų agentūrų perkamos? Jūs turite omeny vietovės, į kurias atvyksta. Tai vis tiek daugiausiai vyksta po Baltijos šalis, tokius turus, kur aplankomas Vilnius, Ryga, Talinas. Į Lietuvą vis tiek šiek tiek mažiau yra atvykstančių vien į Lietuvą. Tai Lietuvoje pagrindiniai tokie taškai būtų Vilnius, tada, aišku, Pajūrys, Kuršių nerija, Trakai. Na ir kuo jūsų agentūra yra pranašesnė už kitas, tai kuo gali pasižymėti? Pasižymėti, tai patirtimi, gal yra daug ilgai turizme dirbančių žmonių, išmanančių, būtent, pavyzdžiui, kalbant apie atvykstamąjį turizmą, tai išmanančių vietovės, žinančių paslaugas, kokios teikiamos, turinčių tokių kontaktų, žinot, tas tarpasmeninis bendravimas labai svarbus. Ir su išvykstamuoju lygiai taip pat daug dirba kelionių vadovų, patyrusių, kurie daug keliavę, daug žino. Tai turbūt ta patirtis, žinios ir, aišku, lankstumas, kad visą laiką, jeigu gaunam kažkokį nestandartinį užsakymą, su tuo dirbam ir stengiamės, kad visi būtų patenkinti klientai. Ačiū labai jums.